žodžiu, ką, mūsų sniegius kablukas, tas Citroenas, kur garažė nuostabus stovi. Valdelis skambina, sako, davai darom challenge ten. Per dieną, pavyzdžiui, darbą ar per kiek, jį nudažom, žinai. Nu, davai, sakau, bandom. Tai va, susipirkom medžiagas, varom į garažą, atsiraitojom rankovės. Ir viskas. Valdelis biškį išmoks dažymo paslapčių iš profesionalo. Ir ką, bandysim, nežinau, kiek mes čia skaičiavom, žiūrėjom. 10 valandų nedarom. Nu, aš sakau, gal darom 12 valandų challenge, o jį padarysim greičiau, tai bus greičiau. Mes būsim nugalėtojai. Ja. Nu tai va, planas toks, 12 valandų nusiemam laiką, abudu šokam į darbinius rūbus, visą tą kablą, žodžiu, apsiklijuojam. Nieko neišrinkinėsim, nenurinkinėsim, čia ne ta mašina, čia tikrai nepradėkit galvot, kad darysim viską vai, žinai, bus paprastai, greitai, gražiai. Šveičiam, su Graviteksu visą išpurškiu, tai tai kur grublėta tokia medžiagėlė. Padžiūna, užmetam bazę dažų, mėlynas spalva nubalsavo chebra ir mes patys. Viskas, lako ant viršaus, ant bazės. Ir paskui ką, lauksim gražaus oro, nes šiandien vėl pas mus žiema, kalėtos. Ir žiūrėsim, ką čia pridarysim. O žinai, Juliau, kad negalima naudotis telefonu už vairo. Nu, čia tau toks pranešimas. Sveiki pareigūnai, laukiam. Tai dabar atsiminėm, kol važiuojam namučių į garažiuką. Reikia pažiūrėti, kur mūsų laukiamas kabanas. Įsivedėm. Čia Valdelis viską suvedė, iš ko aš tai vairuoju. Įsijungėm trekkingą. Klaipėdoj 0402. 0402, ne? 0402. Nu, balandžio antrą. Porą savaičių. Dar porą gerų savaitėlių ir kabanionsas bus. Nu, tai dar kol išmuitins. Gal manykim kokią... Nu, balandžio vidurį, tarkim, paliek. Kaip tik bus orai jau. Ir ten bus įdomu. Nu, parodyk, ką čia prisipirkom. Dar zyzė. Turbina dar. Va šitas neleidžia mums filmuot. Ramdžino turbina. Nu, podukas tai naglas, žiūri. Pasisekė man čia šiandien. Turbūt tik vieną kartą pasisekė, daugiau negausi. Tai ką čia nusipirkom? Pirkom medžiagų, turim 2 ginklus šveitimo. Tai tau naujesnį duosiu. Liuks. Paskui šveitimo abrazyvai, 80-inį varysim. Oi, gerai. Tai net mašinkos nereikia, galima tai va ir dėt. Šis tą bulgarišką įrankį. Šio. Jo. Toliau Graviteksas ant viso kėbulo. Po Gravitekso nusipirkom dažų. Čia šiaip priteplioja. Nežinau, nemačiau. Nu, nemes čia. Čia jaučiu Vašką, ką čia. Kažkas tau. Darė, žodžiu. Kaip spalvytė. Spalva bendinė. Naujesnių modelių. Kodą neužrašėm, neatsimenu. Nu. Yra perlo. Kamera, aišku, neperteiks, bet plika akim, kai žiūriu, tai labai gerai. Labai. Nusivalo gantelę. Užsidarom. Tai va, ir ką, Graviteksas, bazekas dažų, išdžiūna bazekas, draugelis lakas. Viskas. Žiūrėsim, kas gaunasi. Tai ką, klijuojamės, šveičiamės ir viską parodysime, ne? Viską parodysime. Turim kiek? 12 valandų. Jo. Turim tavo idėją, mano sąlygas, mūsų darbą ir turim, kaip čia jisai, manekenas, ne? Jo. Tai va, hebrytė. Ką, jungiam chronometrą ir einam prie darbų. Jo, jau čia tų kalbų dirbam. 20 dienų. Nu ką, gerbiamasis išvažiavo,
Mane su Citroenu paliko, sako, neišleisiu iš garažo, kol nesušveisim. Tai kas belieka? Šveičiam. Nu va, grįžo Julius, įvertink mano darbą dabar. Kaip sušveičiau, a gerai. O, labai gerai. Liuks. Visi matot, baltas pirštas, šveista, dirbta. Normaliai, nu ką? Padarė mane, klijavo. Kaip pačiam? Nu ką, Kaip nieko. Nu, lengvai. Kartuotum? Kartuočiau. Tai žodžiu, va, 1000 euriukų, be išrinkimo klijuojam, šveičiam, užmetam Gravitexo spalvą, sumetam, va, naują mašiną. Ką, tvarko, judam toliau tada, ne? Jo, ką, viską nusipučiam dulkės, nusiriebalinam, metam spalvą ir lakuosimės. Tikščiausių darbų padaryti, einam į grožį. Tvarkelė. Tai kur tu mane veži, ko Gravitexo neputi? Gravitexas cirkų pridarė. Žodžiu, nežinau, arba Gravitexo bankė kažkokia pasenus, gal skirdalų per daug pripylėm, dugne užsikišo, nu ten pasidarė snargliai tokie, žinai, užkišo tą pistoletą. Kol atsiskelbėm pistoletą, nu, žodžiu, pritrūkom Gravitexo, tai varoma greitai čia iki vietinio parduotuvėlių, kažką gal rasim, nu, bet žodžiu, įveiksim. Mes greit nepasiduodam. O, Valdelio! Ką tu? Nieko, galbūt pasiėmiau viską. Kaip vakar sekės babaig. Nu gerai, nusidažėm. Ką šiandien? Tai ką, lūpam lauk plevelės ir varom į lauką? Paliubomu, davai. Tai va, diena 2. Patys matot, kas čia gavosi. Prikolas gavosi, labai gerai. Kovinis. Dabar žodžiu šitas kablukas nevardys. Aišku, juokauju, būtume su Raptoriu pūtę, būtų jo tema. Aš tik vakar pagalvojau, padažinau, kodėl mes Raptorius nenaudojom. Raptorius irgi panaši danga, bet jis yra speciali. Ir su juo ir finansiškai gal būtume netgi sutaupę, nes jis iš kartais spalvą, nu, tik gal užlakuot būtų reikėję, jeigu jį galima, nes aš su Raptoriu nesudirbęs. A, jis gauna su spalva jau iš karto? Jo, yra. Tokios spalvos, aišku, neišgautum, kaip mes išgautum. Ekskliuzyvinės. Taip, BMW šitą unikalią spalvą B51 Blue
Kažkokia, neatsimenu. Tai va, tai su reptoriuku jo, gal biškai prašauta. Ant kito projektėlio darysim. Bet padarėm, ką padarėm, gavos, kas gavosi. Mašina buvo pirkta už lygiai 300 eurų. Slenkščius davė savininkas iš kurio pirkau. Slenkščių virinimas 200 eurų. Vakar išleidom 108, bet atminusuokim liko lako, riebalo. Finalė 130. Ir mūsų didelis darbas. Ypač Valdelio. Šveitė, žmogelis, stengiasi. Julelis pūtė, abudu nuodėjomės, dulkių buvo daug. Mes kameros taigi neturim dar. Kol kas. Tai vėl tą klaustuką. Bet ten bus Žodžiu, klaustukų pas mus daug. Bet tai va šitą mėlyną svajonę, galvoju, reikia lukštentis tada, ne? Tai jau. Unboxingą pasidaryti. No. Ir vežam ant saulės tada. Ir perdėsim į tavo rankas viską čia. Maketuoti, išfilmuoti. Davai, tai lukštenam žodžiu. Ką, Juliau, projektas baigtas, užskaityta, ne? Spalvytė pasaka, ledas. Visi kaimynai pavydės. Tai visi žiūri. Per kiek laiko čia padarėm? Kada mes nuo 8? Kažkur pridėsim čia laiką, bet tai 12 valandų tikrai nebuvo. Vakar... Diena darbo. Jau prie Marių galima lėkti. Prie Marių drąsiai galima lėkti. Ir Rotušė, ir prie Marių. Visur žodžiu įleis normaliai. Ir jis keleivinis gyvena, taigi sėdynė. Tik primenu irgi, kad negalvotų čia kiti, oi, kokia kerzūka padaryti. Čia yra rupkė. Graviteksas. Graviteksas, žodžiu. Štai jis toks grubus, nes jeigu čia norėtum su pūliuku, su dažais tokį grubumą padaryti, tai dažant turbūt reikia smėlį mėtyti ir pušti iš karto laką. Tokie efektai gal. Darbiniai bus labai gerai. Aš sakyčiau per gerai net. Tai čia, jo, koks buvo, toks buvo, nu, kad tech apžiūra jisais iš pirmo karto, gal net nereiks, tai prilėksim prie to. Iškart lapą duos. Išeis inspektorius, tai gali net nevaryti, tim žalią lapą, 2 žalius lapušės. Va, vienas inspektorius. Raitasi. Kokybės inspektoriau. Kokybės inspektorių Vasilijau, kaip čia jums atrodo viskas, gerai? Gerai? Jo. Vos, čia viskas labai kietai, taip? Ja, kietai čia viskas.